Įvadas. Nedidelė Epikteto knyga pavadinta Enchiridion arba Vadovas suvaidino neproporcingai didelį vaidmenį formuojantis šiuolaikiniai sampratai ir šiuolaikiniai filosofijai. Jei tik ką buvusi išversta į gimtasias kalbas, ji tapo bestselleriu tarp nepriklausomų intelektualų, antkrikščioniškų mąstytojų ir subjektyvios pakraipos filosofų. Montenis turėjo Enchiridion egzempliorių tarp savo knygų. Paskalis griežtai atmetė stoikų filosofo megalomanišką pasididavimą. Friedrichas Didysis knygą visada veždavosi su savimi į visas kampanijas. Ji buvo įkvėpimo ir padrąsinimo šaltinis Antonijui Šaftsberui, Šaftsberio grafo. Sunkiu metu, kuris baigėsi tik jo mirtimi. Daugelis jo dienoraščių puslapių turi iš Enchiridion nukopijuotų ištraukų. Ją studijavo ir plačiai citavo škotų filosofai, tokie kaip Francis Hutchesonas, Adamas Smithas ir Adamas Fergusonas, kurie vertino stoikų moralės filosofiją už socialinės priklausomybės ir asmeninės nepriklausomybės suderinamumą. Tai, kad stoicizmas atgimė Renesanso amžiuje, žymėjusiame modernybės atsiradimą, nebuvo atsitiktinumas. Tuo meto filosofinės, moralinės ir socialinės sąlygos kartu lėmė tai. Romėnų stoicizmas buvo išvystytas despotiškumo laikais kaip vienišų ir drąsių sielų filosofija, kurios atpažino filosofinio proto išganomąją galią visuose moraliniuose ir socialiniuose gyvenimo tiksluose. Filosofija kaip gyvenimo būdas daro žmonės laisvus. Tai paskutinė laisvės tvirtovė vergovės pasaulyje. Daugelis naujosios eros elementų vedė prie mąstymo turinčio struktūrinę afiniškumą su romėnų stoicizmu. Modernūs laikai sukūrė nepriklausomą mąstytoją, laisvą intelektualą pasaulietinėje civilizacijoje. Modernūs laikai sunaikino viduramžių laisvės ir įkūrė naują absoliučios valstybės despotizmą remiamą bažnytinės valdžios. Moderniosios filosofijos tęsė pagrindinę stoicizmo tendenciją, darodamos subjektyvę sąmonę filosofijos pagrindu. Stoicizmo akcentas ant moralinės problemas taip pat buvo patrauklus greitos permainų eros metu, kai visi vertinimai, kurie anksčiau buvo priimami savaime, buvo kvestionuojami ir persvarstomi. Nors įdomu pastebėti, kokie įvairūs buvo šio mažo tomo, šio stoikų moralės filosofijos sistemos santraukos poveikiai, šie poveikiai atrodo dar labiau nuostabus, kai atsižvelgiame į tai, kad jis nebuvo skirtas būti filosofiniu traktatu apie stoicizmą studentams. Greičiau jis turėjo būti vadovas pažengesiems stoicizmo studentams, rodantis jiems geriausius kelius link tikro filosofo tapimo tikslą. Taigi Epiktetas ir jo Enchiridion užima unikalią vietą romėnų stoicizme. Seneka ir Markas Aurelijus pasirinko stoikų filosofiją kaip tinkamiausią sistemą išreikšti savo egzistencinės problemas – nepriklausomybę, vienatvę ir istoriją. Šiame Enterprise Seneka padarė didžiulius žingsnius socialinės psichologijos įžvalgų link kaip dekadencijos sąmonės šalutinį produktą, tuo jis buvo artimas Nyčei, tačiau jo pagrindinis rūpestis nebuvo stoikų sistemos vienybė. Markas Aurelijus pakeitė filosofinę doktriną į vienišo valdovo regimeną. Priešingai nei abu, Epiktetas mokė stoikų filosofiją kaip doktriną ir kaip gyvenimo būdą. Enchiridion yra teorinio ir taikomojo stoicizmo santrauka. Epiktetas buvo moters vergės sūnus, gimęs tarp 50 ir 60 metų Kristus, Hieropolyje Frigijoje. Mes nežinome, kaip jis atsidūrė Romoje. Jis buvo ten vergauja vienam iš Neronui tarnaugusio išsilaisvinusio vergo, kuris buvo imperatoriaus sekretorius. Dar būdamas tarnyboje, Epiktetas lankė paskaitas pas Musonijų Rufą, populiarų stoikų filosofą, kuris sužavėjo jaunojo vergo nuoširdį ir dinamišką asmenybę, ir kuris apmokė jį tapti stoikų filosofu. Epiktetas tapo laisvų žmogumi ir pradėjo mokyti filosofijos gatvės kampuose, turguje, tačiau jam sekėsi neilgai. Dominano valdymo metu Epiktetas su daugybė kitų filosofų buvo ištremtas iš Romos, tikriausiai tarp 89 ir 92 metų Kristus. Jis išvyko į Nikopolį, per Aktiumo Epirę, kuris vadovavo savo mokyklai. Jis buvo taip gerbiamas ir vertinamas, kad įtvirtino vietovės kaip Epikto mokyklos miesto reputaciją. Studentai atvykdavo iš Atėnų ir Romos jo paskaitas. Privačių piliečių jis prašė patarimo ir vadovavimo. Kai kurie jo studentai grįžo į namus, kad pradėtų tradicinės karjeras, į kurias juos įpareigojo socialinė padėtis. Kiti pasirinko filosofinį gyvenimo būdą, kad pabėgtų į stoikų laisvės sferą. Tarp studentų buvo jaunas romėnas Flavijus Arianas,
kuris lankė paskaitas Nikopolyje, kai Epiktetas jau buvo senas. Flavijus, gimęs 108 metais Kristų, buvo vienas iš Hadriano artimų draugų, kuris padarė jį konsulų 130 metais Kristų. Tikriausiai jis mokėsi pas Epiktetą tarp 123 ir 126 metų Kristų. Neformalūs filosofiniai pokalbiai, kuriuos Epiktetas vedė su savo studentais, jį žavėjo. Žinoma, buvo ir sisteminių paskaitų filosofijos srityse. Tačiau būtent neformalūs diskursai įtikino Arianą, kad jis pagaliau atrado stoikų Sokratą ar stoikų Diogeną, kuris ne tik mokė doktrinos, bet ir gyveno tiesą. Arianas užrašė daugelį Epikteto diskursų ir neformalių pokalbių su savo artimaisiais studentais. Jis juos užrašė stenogramą, kad neprarastų neišsakomo mylimo mokytojo gyvumo, malonės ir išminties. Arianas grįžo į privačią veiklą po Hadriano mirties 138 metais Kristų ir paskyrė save literatūriniam darbui. Jis publikavo savo užrašus apie Epikteto mokymus pavadinimu Discourses in 4 Books. Enchiridion, kuris taip pat buvo sudarytas Ariano, yra trumpa stoikų filosofijos pagrindinių idėjų santrauka ir įvadas į technikas reikalingas stoikų filosofijai paversti gyvenimo būdu. Taigi mes neturime jokių originalių Epikteto raštų. Kaip ir G.H. Mead pastaruoju metu, jis buvo visiškai pasišventęs savo studentų žmogiškosioms ir intelektualinėms problemoms. Jis paliko tai jiems, kad išsaugotų tai, ką jie laikė ilgalaikę mokytojo žinią. Priešingai nei Seneka ir Markas Aurelijus, Epiktetas neturėjo subjektyvaus požiūrio į stoikų doktrinas. Moralės filosofija buvo jo mokymo centras, o epistemologija buvo tik instrumentinė. Netgi leidžiama sakyti, kad jis per lengvai žiūrėjo į fiziką ar kosmologiją. Jei tai priimama, turime pripažinti, kad jis yra visiškai pasinėręs į Enchiridion pateiktus stoikų minties pagrindus. Epikteto asmenybė yra visiškai integruota į samprotavimo aktą, kuris nustato harmoniją su gamta. Reikėtų paminėti pastebimą skirtumą tarp diskursas ir Enchiridion. Diskursas yra gyvas mokytojo atvaizdas veikiantis. Jie pristato filosofijos procesą, o ne galutinį produktą. Jie rodo entuziastingą ir blaivų, realistišką ir dramatišką moralistą nuolat besikeičiančiose perspektyvose, kurias lemia besikeičiantys studentai su jų įvairiais rūpesčiais, problemomis ir klausimais. Jo mokymai, jo formuluotės tiesiogiai susiję su įvairiomis gyvenimo situacijomis, kuriuose studentai turėtų taikyti ir praktikuoti magistro stoikų mokymą. Jokia žmogiška situacija nėra praleidžiama. Kaip elgesio vadovas, filosofija turi reikšmę visiems. Ar studentai turi dalyvauti vakarienėje, ar jie yra tarp konkurentų stadione ar baseine, ar jiems reikia pristatyti save teisme ar biure, ar jie yra su savo motinomis ir seserimis, ar su merginomis. Visose žmogiškose situacijose filosofas žino teisingą patarimą filosofiniam mokiniui. Taigi, diskursuose Arianas pristato unikalią filosofo individualybę ir jo taikomąjį moralinį metodą gyvame kontakte su įvairiais studentais konkrečiose situacijose. Epiktetas kaip mokytojas numato labai modernius ugdymo metodus, atsižvelgdamas į situacijų struktūrą ir besikeičiančias perspektyvas žmogiškose santykiuose. Nieko panašaus Enchiridion neatsiskleidžia. Nebėra stoikų filosofų kaip gyvojo dvasios. Lieka gyvoji stoicizmo dvasia. Enchiridion yra vadovas kovos karininkui. Ši analogija turėtų būti suprasta rimtai. Romėnų stoikai suformulavo principą vivere militare – gyvenimas yra karyba. Filosofijos studentas yra kareivis, pažengęs stoikas jaunesnysis karininkas, o filosofas kovos karininkas. Dėl šios priežasties visi romėnų stoikai taiko metaforas ir vaizdinius, kilusius iš karinio gyvenimo. Stoicizmo mokinius apibūdinami kaip pasiuntiniai, dievo žvalgai, dieviškosios prigimties atstovai. Pažengęs studentas, kuris yra arti filosofo tikslo, turi karininko laipsnį. Jis jau geba sukurti vidinę laisvę ir nepriklausomybę. Jis supranta pagrindinę stoikų tiesą apie subjektyvę sąmonę. Skirti tai, kas yra mūsų galioje, nuo to, kas ne. Ne mūsų galioje yra visi elementai sudarantys mūsų aplinką, tokie kaip turtas, sveikata, reputacija, socialinis prestižas, valdžia, mylimųjų gyvybės ir mirtis.
Mūsų galioje yra mūsų mąstymas, mūsų ketinimai, mūsų troškimai, mūsų sprendimai. Tai leidžia mums kontroliuoti save ir paversti save gamtos visatos elementais ir dalimis. Šis savęs pažinimas daro mus laisvus priklausomybės pasaulyje. Šis mūsų jėgų pranašumas leidžia mums gyventi harmoniją su gamta. Protinga savikontrolės ir prisitaikymo prie visumos filosofija apima emocinio ir jausminio gyvenimo asketizmą. Filosofas turi visada ištirti ir kontroliuoti savo aistras, savo meilę, savo švelnumą, kad visada būtų pasirengęs neišvengiamam atsisveikinimo momentui. Stoikai praktikuoja jėzuitizmą avant la lettre. Jie sugebėjo gyventi pasaulyje, lyg negyventų jame. Stoikui gyvenimas yra karinė stovykla, vaidinimas scenoje, puota, į kurią esame kviečiami. Enchiridion trumpai nurodė technikas, kurias filosofas turėtų taikyti gerai atlikdamas įvairius vaidmenis, kuriuos Dievas gali paskirti tiems, kuriuos jis myli, stoikų filosofams. Nuo socialinės elgsenos taisyklių iki litinio asketizmo rekomendacijų prieš santuoką ir tikro mąstymo metodo, pažengęs stoikas ras visus tobulumo principus ir visus principų įgyvendinimo filosofijos principus savo elgsenoje šiame mažame tome. Taigi Enchiridion buvo išlaisvinantis visiems intelektualams, kurie iš jo sužinojo, kad egzistuoja filosofiniai savęs išgelbėjimo būdai. Nuo jo laikų pasaulietinis mąstytojas galėjo džiaugtis, nes jam nereikėjo dieviškosios malonės. Epiktetas jį išmokė, kad filosofinis protas gali jį padaryti laisvą ir kad jis pats gali išgelbėti save protingų samprotavimo. Stoikų asmenybės ir pasaulio. Aš ir mano, subjektyvios sąmonės ir objektų pasaulio. Laisvės ir priklausomybės skirtumų atžvilgių mes randame implicitinius pagrindinius modernių racionalizmo filosofijų ir objektyviojo idealizmo ar panteizmo elementus. Dėl šios priežasties egzistuoja nuolatinis stoicizmo renesansas nuo Dekarto, Grocijaus ir vyskupo Butlerio iki Montesquieu, Adamo Smito ir Kanto. Šiame ilgame moderniosios eros vystymesi nedidelis Epikto Enchiridionas suvaidino reikšmingą vaidmenį. Epikto ir visų kitų stoikų vertimai turėjo didžiausią poveikį filosofams, teologams ir pasaulitiniams mąstytojams. Juos studijavo įvairių krikščioniškų konfesijų dvasininkai, mokslininkai, siekiantis natūralios religijos ir nepriklausomi filosofai, trokštantis atskirti filosofiją nuo religijos. Katalikų ir anglikonų bažnyčiose buvo daug iškilių vyskupų, trokštančių romėnų stoicizmo tradicijas paversti krikščioniškųjų stoicizmu. Tarp kalvinistų konfesijų buvo daug mąstytojų, kurie simpatiškai žiūrėjo į stoikų moralės principus dėl jų gyvenimo asketizmo ir aistrų kontrolės liaupsinimo. Taip pat natūralios religijos šalininkai propagavo stoicizmą kaip universaliai galiojančios ir suprantamos religijos idealo modelį. Renesansinis stoicizmas turėjo 3 funkcijas moderniojo pasaulio atsiradime. Pirma, jis suderino krikščioniškas tradicijas su moderniomis racionalistinėmis filosofijomis. Antra, jis sukūrė natūralios religijos idealo modelį. Ir trečia, jis atveria kelią autonomijai moralės srityje. Enchiridionas. Yra dalykai, kurie yra mūsų galioje. Ir yra dalykai, kurie yra už mūsų galios ribų. Mūsų galioje yra nuomonė, tikslas, troškimas, atsisakymas ir vienu žodžiu visa, kas yra mūsų reikalai. Už mūsų galios ribų yra kūnas, nuosavybė, reputacija, pareigos ir vienu žodžiu visa, kas nėra tinkamai mūsų reikalai. Dabar dalykai, kurie yra mūsų galioje, yra iš prigimties laisvi, neriboti, netrukdomi. Bet tie, kurie yra už mūsų galios ribų, yra silpni, priklausomi, riboti, svetimi. Taigi atminkite, kad jei laisvę priskirsite dalykams, kurie iš prigimties priklauso, ir laikysite tai, kas priklauso kitiems kaip savo, būsite trukdomi, skūsitės, jaudinsitės, kaltinsite tiek dievus, tiek žmones. Bet jei laikysite savo nuosavybę tik tai, kas yra jūsų, ir žiūrėsite į tai, kas priklauso kitiems, kaip tai yra iš tikrųjų, tada niekas jūsų niekada neįpareigos, niekas jūsų nevaržys. Nekaltinsite nieko, neapkaltinsite nieko, nedarysite nieko prieš savo valią, niekas jūsų neįžeis, neturėsite priešo ir nepatirsite jokios žalos. Todėl siekdami tokių didžių dalykų, atminkite, kad neturite leisti savo jokio polinkio, kad ir koks nedidelis jūs būtų, siekiant kitų dalykų, bet kad turite juos visai palikti, o likusius kol kas atidėti.
Bet jei norite turėti juos ir turėti valdžią bei turtą, galite prarasti pastaruoju siekdami pirmojo ir tikrai nesugebėsite pasiekti to, per kurį vien tik laimė ir laisvė yra įgyjama. Todėl nedelsdami stenkite sugebėti kiekvienam nemaloniam reginiui pasakyti, tu esi tik reginys, o ne reali būtis. Tada patikrinkite jį pagal tas taisyklės, kurias turite. Ir pirmiausia ir svarbiausia pagal šią. Ar tai susiję su dalykais, kurie yra mūsų galioje, ar su tais, kurie nėra. Ir jei tai susiję su kuo nors už mūsų galios ribų, pasiruoškite pasakyti, kad tai jums nieko nereiškia. Antra. Atminkite, kad troškimas reikalauja to, ko trokštate, o atsisakymas reikalauja to, ko atsisakote. Kad tas, kuris nepasiekia savo troškimų tikslo, nusivilgia, o tas, kuris patiria savo atsisakymo objektą, yra nelaimingas. Taigi, jei vengiate tik tų nepageidaujamų dalykų, kuriuos galite kontroliuoti, niekada nepatirsite to, ko vengiate. Bet jei vengiate ligos, mirties ar skurdo, rizikuojate būti nelaimingas. Taigi pašalinkite atsisakymo įpročio nuo visų dalykų, kurie nėra mūsų galioje, ir taikykite jį nepageidaujams dalykams, kurie yra mūsų galioje. Bet kol kas visiškai apribokite troškimą, nes jei trokštate ko nors, kas nėra mūsų galioje, neišvengiamai nusivilsite. Ir jūs dar nesate tikri dėl tų dalykų, kurie yra mūsų galioje. Ir todėl yra teisėti troškimo objektai. Kur praktiškai būtina kažko siekti ar vengti, tai darykite su diskrecija, švelnumu ir saikingumu. Trečia. Kalbant apie bet kokius objektus, kurie džiugina protą, prisideda prie naudos ar yra nešiojami mylimi, priminkite savo, kokios prigimties jie yra, pradedant nuo menkiausių smulkmenų. Jei turite mėgstamą puodelį, kad tai tik puodelis, kurį mylite. Taip, jei jis sulūš, galėsite tai pakęsti. Jei apkabinate savo vaiką ar žmoną, kad apkabinate mirtingąjį. Taip, jei vienas iš jų miršta, galėsite tai pakęsti. Ketvirta. Kai imatės bet kokio veiksmo, priminkite savo, kokios prigimties yra veiksmas. Jei ketinate maudytis, įsivaizduokite savo įprastus maudymosi įvykius. Kai kurie pila vandenį, kiti stumia, kiti keikiasi, kiti vagia. Ir taip jūs saugiau imsite šio veiksmo, jei savo pasakysite. Dabar eisiu maudytis ir laikysiu savo valią harmonijoje su gamta. Ir taip su kiekvienu kitu veiksmu. Nes taip, jei maudantis kils koks nors kliūtis, galėsite pasakyti. Aš norėjau ne tik maudytis, bet ir išlaikyti savo valią harmonijoje su gamta. Ir aš jos neišlaikysiu, jei būsiu pikta ant nutinkančių dalykų. Penkta. Žmonės yra sutrukdomi ne dėl dalykų, bet dėl jų požiūrių į juos. Taigi mirtis nėra nieko baisaus, antraip ji būtų pasirodžiusi tokia ir Sokratui. Bet baimė slypi mūsų sampratoje apie mirtį, kad ji yra baisi. Taigi, kai esame trukdomi, sutrukdomi ar liūdime, niekada nekaltinkime kitų, bet save. Tai yra savo požiūrius. Net pažintos asmens veiksmas yra kaltinti kitus dėl savo nelaimių. Instruktuojamo kaltinti save. O visiškai instruktuoto nekaltinti nei kitų, nei savęs. Šešta. Nesidžiaukite niekuo, kas nėra jūsų nuopelnas. Jei arklys didžiuotųsi ir sakytų, aš esu gražus, tai būtų pakantana. Bet kai didžiuojatės ir sakote, aš turiu gražų arklį, žinokite, kad didžiuojatės tik dėl arklio nuopelno. Ką tada turite savo? Gyvenimo reiškinių naudojimą. Taigi, kai esate harmonijoje su gamta šiuo atvilgiu, turėsite pagrindo džiaugtis, nes džiaugsitės savo gerų darbų. Septinta. Kaip kelionės metu, kai laivas yra prie inkaro, jei einate į krantą pasiimti vandens, galite linksmintis rinkdami krauklės ar triufelius pakeliuje. Tačiau jūsų mintis turėtų būti nukreiptos į laivą ir nuolat budrios, kad kapitonas nepakviestų. Ir tada turėtumėte palikti visus šios dalykus, kad nebūtumėte tempiami į laivą, surišti kaip avis. Taip pat ir gyvenime, jei vietoj triufelio ar kriauklių jums bus duota žmona ar vaikas, nėra kliūties. Bet jei kapitonas kvies, bėkite į laivą, palikite visus šios dalykus ir niekada neatsigręžkite. Bet jei esate senas, niekada neeikite toli nuo laivo, kad jūsų nebūtų, kai būsite pašaukti. Aštunta. Nereikalaukite, kad įvykiai vyktų taip, kaip norite, bet norėkite, kad jie vyktų taip, kaip jie vyksta, ir jums seksis gerai. Devinta. Liga yra kliūtis kūnui, bet ne valiai, nebent jei pati to nori. Lūžis yra kliūtis kojai, bet ne valiai. Ir sakykite tai savo apie viską, kas nutinka. Nes rasite, kad tai bus kliūtis kažkam kitam, bet ne iš tikrųjų jums pačiam. 10.
Kiekvieną nelaimę prisiminkite kryptis į save ir paklausti, kokią fakultetą turite jos naudojimui. Jei sutiksite gražų asmenį, rasite ištikimybę reikalingą fakultete. Jei skausmą – tvirtumą, jei keiksmą – kantrybę. Ir kai tai priprasite, gyvenimo reiškiniai jūsų nenugalės. 11. Niekada nesakykite apie nieką, aš jį praradau, bet aš jį gražinau. Jūsų vaikas mirė, jis gražintas. Jūsų žmona mirė, jį gražinta. Jūsų turtas buvo atimtas, tai taip pat gražinta. Bet tai buvo blogas žmogus, kuris jį paėmė. Ką tai reiškia jums, kokios rankos atėmė tą, kuris jį davė? Kol jis leidžia jums jį turėti, laikykite jį kaip ne savo nuosavybę, kaip keliautojai viešbutyje. 12. Jei norite tobulėti, atidėkite tokius samprotavimus. Jei apleisiu savo reikalus, neturėsiu pragyvenimo. Jei nebausiu savo tarno, jis bus niekam tikęs. Nes geriau mirti iš bado be liūdesio ir baimės, nei gyventi gerovėje su nerimu. Ir geriau, kad jūsų tarnas būtų blogas, nei jūs nelaimingas. Taigi pradėkite nuo mažų dalykų. Ar išsipilę šiek tiek aliejaus, ar pavogta šiek tiek vyno. Sakykite savo, tai kaina sumokėta už taiką ir ramybę. Ir nieko negaunama už nieko. Ir kai kviečiate savo tarną, apsvarstykite, kad galbūt jis neatvyks jūsų kvietimu. Arba jei atvyks, kad nepadarys to, ko norite. Bet tai jam visai nėra pageidautina, o jums labai nepageidautina, kad jis galėtų jums sukelti bet kokį sutrikimą. 13. Jei norite tobulėti, būkite patenkinti, kad jūs laiko kvailiu ir neišmanėliu išorinių dalykų atžvilgiu. Nenorėkite, kad jūs būtumėte laikomas žinantis ką nors. Ir nors kitiems atrodytumėte esantis kas nors, abejokite savimi. Nes būkite tikri, kad nėra lengva tuo pačiu metu išlaikyti savo valią harmonijoje su gamta ir užsitikrinti išorinius dalykus. Bet kol esate pasinėrę į vieną, būtinai turite apleisti kitą. 14. Jei norite, kad jūsų vaikai, žmona ir draugai gyventų amžinai, esate kvailas, nes norite dalykų, kurie nėra jūsų galioje, ir to, kas priklauso kitiems kaip savęs. Taip pat, jei norite, kad jūsų tarnas būtų be ydų, esate kvailas, nes norite, kad yda nebūtų yda, bet kažkas kita. Bet jei norite nenusivilti savo troškimuose, tai yra jūsų galioje. Todėl naudokite tai, kas yra jūsų galioje. Žmogaus meistras yra tas, kuris gali suteikti ar atimti visą, ko tas žmogus ieško ar vengia. Kas nori būti laisvas, tegul nieko nenori, nieko nevengia, kas priklauso nuo kitų. Kitaip jis neišvengiamai bus vergas. 15. Atminkite, kad turite elgtis kaip ir puota. Ar kažkas atnešama jums? Ištieskite ranką ir paimkite saikingą porciją. Ar ji praeina pro jūs? Nesustabdykite jos. Ar ji dar nepasiekė jūsų? Netrokškite jos, bet palaukite, kol ji pasieks jūs. Taip ir su vaikais, žmona, pareigomis, turtais, ir jūs kažkada tapsite vertas švęsti su dievais. Ir jei net neimsite dalykų, kurie jums pateikti, bet sugebėsite, kad jų atsisakyti, tada būsite vertas ne tik švęsti su dievais, bet ir valdyti su jais. Nes taip darydami Diogenas, Heraklitas ir kiti jiems panašus nusipelnė tapti dieviški ir buvo taip pripažinti. 16. Kai matote, ką nors verkianti iš sielvarto, ar kad jo sūnus išvyko, ar kad jis patyrė nuostolius savo reikaluose, stenkitės nenugalėti regimojo blogio, bet atskirkite ir būkite pasiruošę pasakyti. Ką kenčia šis žmogus, yra ne pats įvykis, nes kitas žmogus jo galėtų nenukentėti, bet jo pasirinktas požiūris į jį. Tačiau kalbant, nesidrovėkite prisitaikyti prie jo, ir jei reikia su jo atsidusti. Tačiau stenkitės nenusidainuoti ir viduje. 17. Atminkite, kad esate aktorius dramoje, kurios autorius pasirenka. Jei trumpa, tada trumpoje, jei ilga, tada ilgoje. Jei jam patinka, kad atliktumėte vargšo, šlubio, valdovo ar paprasto piliečio vaidmenį, stenkitės jį gerai atlikti. Nes tai jūsų pareiga gerai atlikti duotą vaidmenį, bet jo pasirinkimas priklauso kitam. 18. Kai varna nutinka nenusakomai pranašauti, nenugalėkite iš vaizdos, bet atskirkite ir pasakykite. Man nieko nepranašaujama, nei mano menkavertiškam kūnui, nei nuosavybei, nei reputacijai, nei vaikams, nei žmonoj. Bet man visi ženklai yra sėkmingi, jei to noriu. Nes kad ir kas nutiktų, mano reikalas yra iš to pasisemti naudos. 19.
Galite būti nenugalimas, jei nesiremsite jokių kovos būdu, kuriame neprivalote nugalėti. Taigi, kai matote ką nors aukštai garbės, valdžios ar bet kokio kito pasitikėjimo atžvilgiu, stenkitės nesusipainioti išvaizdos ir laikyti jį laimingu. Nes jei gėris slypi mūsų galioje esančiuose dalykuose, nebus vietos pavydui ar konkurencijai. Bet jūs patys nenorėkite būti generalu, senatoriumi ar konsulu, bet laisvu. O vienintelis kelias į tai yra nesikišti į dalykus, kurie nėra mūsų galioje. XXX. Atminkite, kad ne tas, kas žemina ar muša, įžeidžia, bet mūsų požiūris į šiuos dalykus kaip į įžeidimus. Taigi, kai kas nors jūs erzina, būkite tikri, kad jūs erzina jūsų nuomonė. Taigi, pirmiausia, pabandykite nesusipainioti išvaizdos. Nes jei kartą įgysite laiko ir atokvėpio, lengviau save kontroliuosite. XX1. Leiskite mirčiai ir tremčiai ir visiems kitiems dalykams, kurie atrodo baisus, būti prieš jūsų akis kasdien, bet ypač mirtis. Ir niekada neįleisite žemos minties, nei per daug karštai ko nors trokštite. XX2. Jei rimtai trokštate filosofijos, nuo pat pradžių pasiruoškite tam, kad minia juoktųsi ir tyčiotųsi ir sakytų, jis taiga grįžo pas mus filosofas ir iš kur ta paniekinama išvaizda. Dabar savo ruoštų tikrai neturėkite paniekinamos išvaizdos, bet tvirtai laikykitės tų dalykų, kurie jums atrodo geriausi, kaip paskirtasis Dievo į šią konkrečią padėtį. Nes atminkite, kad jei būsite pastovus, tie patys žmonės, kurie iš pradžių juokiasi, vėliau jūs žavėsis. Bet jei juos nugalėsite, sulauksite dvigubos pašaibos. XX3. Jei kada nors atkreipsite dėmesį į išorinius dalykus, siekdami ko nors malonumo, būkite tikri, kad sugriovėte savo gyvenimo schemą. Taigi būkite patenkinti visame būdami filosofu. Ir jei norite, kad taip atrodytų ir kam nors, atrodėte savo. Ir to jums pakaks. XX4. Neleiskite tokioms svarstymams jūs trikdyti. Aš gyvensiu nepagarbiai ir niekur nebūsiu niekas. Nes jei nepagarba yra blogis, negalite būti įtrauktas į blogį per kitą nei į žemumą. Ar tai jūsų reikalas, kad gautumėte valdžią ar būtumėte pakviestas į pokelį? Jokiu būdu. Kaip tada galų gale yra ta nepagarba? Ir kaip tiesa, kad niekur nebūsite niekas, kai turėtumėte būti kažkas tik tuose dalykuose, kurie yra jūsų galioje, kuriuose galite būti didžiausios svarbos. Bet mano draugai liks nepadėti. Ką reiškia nepadėti? Jie negaus pinigų iš jūsų, nei jūs jų nepadarysite Romos piliečiais. Kas tada jums pasakė, kad tai yra tarp dalykų, kurie yra mūsų galioje, o ne greičiau kitų reikalai? Ir kas gali duoti kitam to, ko pats neturi? Na, bet gaukite juos, kad ir mes galėtume pasidalinti. Jei galiu juos gauti, išsaugodamas savo garbę, ištikimybę ir savigarbą, parodykite man kelią ir aš jūs gausiu. Bet jei prašote manęs prarasti savo nuosavybės gėrį, kad jūs įgytumėte tai, kas nėra gėlis, pagalvokite, koks esate nepagrįstas ir kvailas. Be to, ką mieliau turėtumėte – pinigų sumą ar ištikimą ir garbingą draugą. Tada labiau padėkite man įgyti šį charakterį, nei prašykite manęs daryti tai, per ką galiu jį prarasti. Na, bet mano šalis, sakote, kiek tai priklauso nuo manęs, liks nepadėta. Vėlgi, kokia pagalba tai, ką jūs turite omenyje. Ji neturės portikų ar vonių, kuriuos jūs teikiate. Ir ką tai reiškia? Na, nei kalvis jai neteikia batų, nei batsiuvis ginklų. Pakanka, kad kiekvienas visiškai atliktų savo pareigas. Ir jei jūs aprūpintumėte ją kitų ištikimų ir garbingių piliečių, ar jis jai nebūtų naudingas? Taip. Todėl ir jūs pats jai nesate nenaudingas. Kokią vietą, tada sakote, turėsiu valstybėje? Kokią galite užimti, išsaugodamas savo ištikimybę ir garbę? Bet jei norėdamas būti naudingas, tai prarandi šias, kaip gali tarnauti savo šaliai, kai tapai neištikimas ir begėdiškas. 15. Kai pamatote, ką nors, kas jums priekaištauja ar jūs muša, prisiminkite, kad jis veikia ar kalba remdamasis įspūdžiu, kad jam teisinga taip daryti. Dabar neįmanoma, kad jis sektų tai, kas jam atrodo teisinga jums, bet tik tai, kas jam atrodo teisinga savo. Todėl, jei jis vertina pagal klaidingus įspūdžius, jis yra tas, kas kenčia, nes ir jis yra tas, kuris yra apgautas.
Nes jei kas nors klaidingą teiginį laiko neteisingu, teiginys nekenčia, bet tik žmogus yra apgautas. Taigi, pradėdamas nuo šių principų, jūs ramiai pakęsite asmenį, kuris jūs keikia, nes kiekvieną kartą sakysite, jam taip atrodė. 43. Kiekvienas dalykas turi du rankenėles. Vieną, kurią jį galima nešti, kitą, kurią negalima. Jei jūsų brolis elgėsi neteisėtai, nesikabinėkite prie reikalo jo neteisėtumo rankenėlės, nes ją jo negalima nešti, bet veikiau priešingai, kad jis yra jūsų brolis, kad kartu augote, ir taip jį paimsite taip, kaip jį galima nešti. 44. Šie samprotavimai neturi loginio ryšio. Aš esu turtingesnis už tave, todėl esu viršesnis už tave. Aš esu daugiau kalbus nei tu, todėl esu viršesnis už tave. Tikrasis loginis ryšys yra veikiau toks. Aš esu turtingesnis už tave, todėl mano turtas turi viršyti tavo. Aš esu daugiau kalbus nei tu, todėl mano stilius turi viršyti tavo. Bet jūs galų gale nesate nei nuosavybė, nei stilius. XL4. Ar kas nors maudosi skubotai? Nesakykite, kad jis daro tai blogai, bet skubotai. Ar kas nors geria daug vyno? Nesakykite, kad jis daro tai blogai, bet kad geria daug. Nes nebent visiškai suprastumėte jo motyvus, kaip galėtumėte žinoti, ar jis elgėsi blogai. Taip nesiryžote pasiduoti jokiems įspūdžiams išskyrus tuos, kuriuos visiškai suprantate. XL4. Niekada nepaskelbkite savęs filosofu. Nei per daug nekalbėkite tarp neišmanėlių apie savo principus, bet parodykite juos veiksmais. Taigi per puotą nekalbėkite, kaip žmonės turėtų valgyti, bet valgykite taip, kaip turėtumėte. Nes atminkite, kad taip ir Sokratas visuomet vengė bet kokio puikavimosi. Ir kai žmonės ateidavo pas jį ir prašė jį pristatyti filosofams, jis juos vesdavo ir pristatydavo. Taip gerai jis paklūsdavo būti ignoruojamas. Taigi, jei tarp neišmanėlių kokio nors vyktų diskusija apie principus, didžiausia dalimi būkite tylus. Nes yra didelė rizika greitai pasakyti tai, kas nesuvirškinta. Ir jei kas nors jums pasakys, kad nieko nežinote ir jūs dėl to neįsižeisite, tada galėsite būti tikri, kad tikrai pradėjote savo darbą. Nes avis negreitai išspjauna žolę, kad parodytų piemenims, kiek jo suvalgė. Bet virškinusios maistą viduje, jos išleidžia jį lauke į vilną ir pieną. Taip, todėl jūs nerodote išoriniam pasauliui savo principus, bet veiksmų, kuriuos jų virškinimas sukelia. XL4. Kai išmokote taupiai maitinti savo kūną, nesididžiuokite tuo. Nei jei geriate vandenį, visada nesakykite, aš geriu vandenį. Bet pirmiausia apsvarstykite, kiek taupesni yra vargšai nei mes ir kiek labiau ištveria sunkumus. Jei kada nors norite pratinti save prie darbų ir nepriteklių, dėl savo paties, o ne visuomenės labo, nebandykite didelių žygdarbių, bet kai labai trokštate, tiesiog skalaukite burną gandeniu ir niekam nesakykite. XL4. Sąlyga ir bruožas pasauliečio yra tas, kad jis niekada nesitikėdamas pagalbos ar žalos iš savęs, bet tik iš išorės. Sąlyga ir bruožas filosofo yra tas, kad jis ieško visos pagalbos ar žalos iš savęs. Proficieto ženklai yra tie, kad jis nieko nekaltina, nieko negyrė, nieko nepeikia, nieko neapkaltina, nieko nesako apie save kaip esanti ką nors ar žinanti ką nors. Kai jis yra bet kokiu atveju trukdomas ar sulaikomas, jis kaltina save. O jei jis yra giriamas, jis šypsosi savo prie asmens, kuris jį giria. O jei jis yra smerktas, jis nesigina. Bet jis eina su atsargumu, kaip pasveikstantis, rūpindamasis, kad netrukdytų niekam, kas gerai daroma, bet dar ne visai užtikrinta. Jis apriboja troškimą. Jis perkelia savo atsisakymą tik į tuos dalykus, kurie trukdo tinkamai naudoti mūsų pačių valią. Jis naudoja savo energiją vidutiniškai visomis kryptimis. Jei jis atrodo kvailas ar neišmanėlis, jam nerūpi. Ir trumpai tariant, jis stebi save kaip priešą ir pasalūną. 49. Kai kas nors demonstruoja tuštybę, galėdamas suprasti ir interpretuoti Chrizipo darbus, sakykite savo. Jei Chrizipas nebūtų rašęs neaiškiai, šis žmogus nebūtų turėjęs kuo didžiuotis. Bet ko aš noriu? Suprasti gamtą ir ją sekti. Klausiu, kas ją interpretuoja. Ir išgirdęs, kad Chrizipas tai daro, kreipiuosi pas jį. Aš nesuprantu jo raštų, todėl ieško kas nors, kas juos interpretuotų. Iki tol nėra ko savimi didžiuotis. Ir kai yra su interpretatoriu, lieka pasinaudoti jo nurodymais. Tai vienintelis vertingas dalykas. Bet jei grožiuosi tik interpretaciją, kuo aš tampu, išskyrus gramatiką, vietoj filosofo, išskyrus tai, kad vietoje Homero interpretuoju Chrizipą.
Taigi, kai kas nors nori, kad perskaityčiau jam Chrizipą, aš labiau raudonoju, kai negaliu parodyti veiksmų, kurie yra harmoningi ir suderinti su jo kalba. Excel. Kokias taisyklės priėmėte, laikykitės jų kaip įstatymus. Ir taip, lyg būtumėte netikintis jas peržengti. Ir nesirūpinkite, ką kas nors apie jūs sako, nes tai galų gale nėra jūsų reikalas. Kaip ilgai delsite reikalauti savo kilniausius patobulinimus ir jokiame atveju neperžengti proto sprendimus. Jūs gavote filosofijos principus, su kuriais turite būti susipažinę, ir jūs su jais buvote susipažinę. Kogi kito mokytojo laukiate kaip pasiteisinimo šiam delsimui reformuoti save? Jūs jau nebe berniukas, bet suaugęs vyras. Taigi, jei būsite nerūpestingas ir tingus ir visada pridėsite atidėliojimą prie atidėliojimo, tikslą prie tikslo ir nustatysite dieną po dienos, kurią pasirūpinsite savimi, nepastebimai tavau nieko nepasieksite ir gyvendami ir mirdami liksite pasaulietiško proto. Taigi šią akimirką laikykite save vertingais gyventi kaip suaugęs ir profecijantas. Tegul viskas, kas atrodo geriausia, jums būna nepažeidžiamas įstatymas. Ir jei pasitaiko koks nors skausmas ar malonumas, šlovė ar gėda, prisiminkite, kad dabar yra kova, dabar ateina olimpinės žaidynės ir jos negali būti atidėtos, ir kad vienu netikslumu ir pralaimėjimu garbė gali būti prarasta ar laimėta. Taip Sokratas tapo tobulas, tobulėdamas visame, sekdamas tik protu. Ir nors dar nesate Sokratas, vis dėlto turėtumėte gyventi kaip ieškantis Sokratas. Ly. Pirmasis ir svarbiausias filosofijos dalykas yra praktinis principų taikymas, kaip nereikia meluoti. Antrasis demonstracijos, kaip kodėl nereikia meluoti. Trečiasis, kuris suteikia jėgos ir loginio ryšio dviem ankstesniems, kaip kodėl tai yra demonstracija. Nes kas yra demonstracija, kas yra pasekmė, kas yra prieštaravimas, kas yra tiesa, kas yra klaida. Trečiasis taškas yra tada būtinas dėl antrojo, o antrasis dėl pirmojo. Bet pats būtiniausias ir prie kurio turėtume prisirišti yra pirmasis. Bet mes darome atvirkščiai, nes mes visą laiką praleidžiame trečiajame taške ir visą savo kruopštumą skiriame jam ir visiškai apleidžiame pirmąjį. Todėl tuo pačiu metu, kai meluojame, esame labai pasiruošę parodyti, kaip įrodoma, kad melavimas yra neteisingas. Visais atvejais turėtume turėti šias maksimas paruoštas. Vesk mane Dieve ir tu, likime, kur tik jūsų dekretas mano dalį nustatė. Aš seku linksmai ir jei ne, nedoras ir nelaimingas, vis tiek turėsiu sekti. Kas tinkamai pasiduoda lemčiai, tas laikomas išmintingu tarp žmonių ir žino dangaus įstatymus. Ir šis trečiasis, o krito jei tai patinka dievams, tebūnie taip. Anitus ir Melitus mane gali žudyti, bet pakenkti negali.